Žmogus legenda, aktorius, kovos menų čempionas ir interneto sensacija Čekas Norisas mirė. Veiksmo filmų žvaigždžiai buvo 86. Vakar jis buvo paguldytas į ligoninę Havajuose. Priežastis, kodėl aktorius atsidūrė medikų rankose, o vėliau mirė, neskelbiama. Legendiniai kadrai, kuriuose Čekas Norisas atlieka bene populiariausią savo vaidmenį Volkerį Teksaso Reindžerį. Būdamas 86, aktorius mirė. Apie netektį pranešė jo šeima. Žinoma, kad Norisas mirė ligoninėje Havajuose, kur vakar buvo paguldytas. Prieš 10 dienų per savo gimtadienį jis dalijosi įrašu, kuriame treniruojasi ir juokauja. Čekas Norisas, kurio tikrasis vardas Karlosas Rey Norisas, yra viena iš kelių Holivudo žvaigždžių, kuri atpažįstama net labiausiai nutolusiuose pasaulio kampeliuose. Kukliuose namuose Oklahomoje gimęs Norisas kovos menus pamilo tarnaudamas Jungtinių valstijų kariuomenėje. Neilgai trukus iš kovos menų čempiono virto Holivudo veiksmo filmų žvaigžde. 2000-aisiais įvyko šis tas netikėto. Norisas tapo interneto sensacija ir kultūriniu reiškiniu. Memai, faktai apie Čeką Norisą, absurdiški hiperbolizuoti juokeliai apie jo fizinę jėgą išplito po tuometinį internetą. Hey, Chuck! Aktorius džiaugiasi, kad tokiu būdu jį pažino jaunoji karta, kuri greičiausiai nė nežiūrėjo legendinio serialo apie Teksaso Reindžerį. Norisas tapo interneto legenda, kuris paliko pėdsaką pramogų, fitneso kultūros ir net karinių mokymų pasaulyje.